programiškai šitie dalykai išspręsti. Gaunasi taip, kad su dviračiu važiuoju. Turim baisiai didelę saulę ir minus 40 laipsnių. Rydą atsukti iki 0 km. Jau turiu emailą parsivaręs iš dirbtuvių. Man sumontavo stabdžius AMG. Turim galinius stabdžius didesnius. Ir turim priekinius didesnius stabdžius. Tai tikrai gerokai matosi, kad jie yra didesni. Jau kaip supratot, irgi esu užsidėjęs naujus ratlankius. Tai yra Japan Racing R20. Išmatavimai padangėlį yra tokie. Naujas padangas irgi susidėjau kumo. Senus ratus kolegai pardaviau, sakykime, su apkeitimo variantu ant jo ML-o. Tai dar yra AMG praplatinimai, irgi dėsis ant bumperių. Kol kas bumperiai yra tokie be praplatinimų, kadangi yra planas važiuoti pilnai apklijuoti automobilį. Tai kol kas yra taip. Tai vat, tokį dabar ML vaizdą turim. Kol kas prie šitos spalvos galbūt nelabai dera, bet turbūt po poros gerų savaičių panašiai ML vaizdas kardinaliai skirsis. Tai kol kas darbeliai tokie su ML padaryti, jisai perdažytas iki stogo, praktiškai stogas tik tai neliestas. Tai va, iki stogo ML yra perdažytas. Turim 213 iš Amerikos ir automobilis atvažiavo susitvarkyti priekinius žibintus, nes nedega. Darysim europinimo magnetolos, žemėlapiai, radio dažniai ir keisim farinitus. Dar kas yra, tai po avarijos keitė vairo kolonėlę elektrinę ir nebėra vairo stiprintuvo. Irgi reikės šitos dalykus susižiūrėti. Šiandien baisiai prastas oras, tai darbuojasi viduj. Yra jau surašyti navigacijos žemėlapiai, naujausi 23 metų. Prieš tai buvo 19 metų amerikietiški surašyti, tai jau yra europiniai. Galima bus naudotis navigaciją. Dar ką padarysim, tai sueuropinsim Fahrenheitus į Celsius ir visokius ten Newtonus, kad sukimo momentą mum rodytų labiau pažįstamais matmenimis. Tai vat, priekinius žibintus dalį darbų jau padariau, iš tikrųjų dega jau dienos šviesos žibintai, posakiai, kaip matom, mirksi. Prieš tai visiškai niekas nedegė, tai liko iš tikrųjų susitvarkyti su pagrindiniais žibintais tik tai ir manau, kad turbūt bus viskas. Taip, dirbu su 213. Jau turim rezultatą, kad yra užsidegęs pagrindinis žibintas. Tai yra artimos šviesos. Su šituo dar yra darbų, reikia perdaryti laidyną. Nes 100%, kad čia nebuvo tokių žibintų šitam automobilyje. Tai šitas kaip ir viskas aišku su juo ir reikės tenais dar sutvarkyti laidyną ir turėtų būti viskas tvarkoje. 12 seconds later. Nu va, iš esmės jau yra žibintai paruošti. Jie dega, fiziškai buvo perdarytas laidynas. Tai iš esmės nelabai kas ir matosi. Tai čia tik tai apvyniota neoriginalią juostą, tik tai iš to galima atspėti. Tai vat, žibintai jau dega pilnai, kaip priklauso, reikės tik tai susižiūrėti dar žibinto spindulį. Žibintai yra angliški, tai jie Europai nelabai tiks. Nu va, gaunasi taip, kad su dviračiu važiuoju. Nuvariau ML pas dujininkus, ne per toliausiai nuo manęs gyvenas, keli kilometrai. Tai tiesiog dabar su dviračiu grįžtu namo ir tęsiu darbus. Jo, kol kas su 213 situacija tokia, kad vairo stiprintuvas vis dar pyksta. Bet kol kas darysim kitą darbelį. Tai įjungus žibintus, matom, kad yra iškarpimas angliškas.
tai reikės pakeisti į europietišką. Turim R klasę pas mane garaže. Atvažiavo su keletą bėdelių, tai viena iš jų neveikia sėdinių šildymas. Taip pat trauka tokia pulsuojanti yra. Ir dar keletas dalykų, dabar nepamenu, reikės pasižiūrėti dar sąrašą, bet šitie dalykai yra esminiai. Tai susižiūrėsim ir jeigu viskas tvarkoja, galbūt ir reikės pačipuoti automobilį. Turiu pas save tokį ML 320, atkeliavo iš Norvegijos, Norvegijos lietuvis. Ir yra tokia problema, kad automobilius užspaudus gazą trūkčioja. Tai irgi reikia pasižiūrėti, kame čionais problemos. Kiek matau, tai praktiškai visų cilindrų pakaitinimo žvakės buvo atjungtas, bet iš esmės tai neturi nieko bendro su automobilio trūkčiojimu. Tai bandysim žiūrėti gyvus parametrus. Ok, važiuoju jau su ML-u. Pasidariau diagnostiką. Problema yra tokia, kad mato per didelį atgalinį slėgį išmetimo sistemoje. Tai reikės susižiūrėti. Pabandysiu pakeisti atgalinio slėgio daviklį, nes DPF čionais nebėra, tai nelabai yra kam užsikimšti. Jeigu tas nepadės, tada jau reikės žiūrėti mechaninius gedimus toliau. Nes būna tokie iškrenta iš tikrųjų gedimai, su kuriais reikia pasukti galvą. Dabar ką darau, tai dar važiuoju ir darau pavarų dėžės adaptaciją, nes ką tik pakeistas yra transmisinis skystis pavarų dėžiai. Tai pavarų dėžė dabar mokosi iš naujo jungti pavaras. Netgi pats savininkas sakė, kad kažkaip grubokai jungia pavaras, tai dabar tiesiog primokinsim iš naujo. Ir jau važiuoju ir jau tikrai jaučiasi, kad daug švelniau dirba pavarų dėžė. Grįžtam prie R klasės, 3 litrai dizelis, amerikietiška versija. Ir yra liūdnų žinių, tai kuro kiekio reguliatorius yra ne normos ribose. Tai panašu, kad tiesiog kuro siurblys į pabaigą. Automobilis važiuojant ant žemų sūkių pakankamai yra bukas, o daugiau užspaudus gazą, tai toksai trūkčiojantis įsibėgėjimas. Tai panašu tiesiog, kad neužtenka kuro automobiliui. Teks turbūt jį tvarkytis pas kuro sistemų meistrus. Dar viena problema, irgi susižiūrėjau, yra, kad neveikia sėdinių šildymo funkcija. Buvau išsiėmęs sėdinę, susižiūrėjau, tai netgi nėra laidų iš tikrųjų sėdinių šildymui. Tai reiškia, tiesiog kažkas tai įdėjo tokią gražią panelę, kurioje yra sėdinių šildymo funkcija. Nors realiai tos sėdinių šildymo funkcijos čionais nėra. 2.12, 3 litrai dizeliukas, ne pirmą kartą automobilis jau pas mane, su jam keitęs skydelį į spalvotą. Čia yra iki faceliftinis modelis. Jam dabar, ką aš dariau, tai yra išprogramuotas EGR-as, liko uždarytai padėty, ir įsiurbimo kolektoriaus sklendės. Tai programiškai šitie dalykai išspręsti, daugiau problemų nebekels. Varau, pastatau automobilį ir judu prie kito. Adienis jau praktiškai 5 valanda. Čia, ką nekreipkit dėmesio, kalibravausi dujas, pasikeičiau dujų sistemą į LPG Tech, tai buvo išmetę čeką, dar nenusitryniau. Važiuoju gelbėti žmogaus vieno. Tai netoli link Molėtų parduotuvės Vilniuje kažkas bandė koduoti 212 klasę dizelinę su launchu ir automobilis dabar po visų kodavimų nebeužsiveda. Tai važiuoju gelbėti, greičiausiai, kad, kaip sakė, bandė ekosistemą atjungti ir prikodavo taip, kad automobilis tiesiog dabar nebeužsiveda. Tai lėkiu gelbėti negyvėlio.
Šiaip nebevažinėjau iš tikrųjų į vietą su pagalba, nes tiesiog nebėra fiziškai laiko, bet kadangi čionais yra visai netoli ir reikia užsukti į parduotuvę, tai kaip tik sutapo, kad ir man pakeliui, ir žmogui pabandysim pagelbėti. Ką, šiandien skirsiu šiek tiek laiko savo C klasiai projektiniai. Ką darysiu, tai reikės pasikeisti turbinos elektrinę dalį. Elektrinė dalis stovi tenais, labai giliai, iš apačios jos pasiekti negaliu, tai teks traukti turbiną lauk. Tai kitokio varianto nėra, reikės nusiimti dalį televizoriaus viršutinę, išsiimti filtradėžę ir tada jau pasieksim pačią turbiną. Šiandien rytą pradedam nuo EQP, jungiam kompą ir žiūrim, kokios bėdos. Su EQP yra sekančios problemos. Vieną problemėlę jau esu išsprendęs. Problema buvo su kapoto šoviniais. Automobilis buvo daužtas į priekį ir buvo iššovę kapoto šoviniai. Kapoto šovinius išprogramavom, jų tikrai čianais nereikia. Tai kapoto šovinius jau išprogramavau, jų čianais tikrai nereikia. Sekanti bėda yra su priekinio susidūrimo radaru. Jisai yra irgi pakeistas ir nesukoduotas. Tai irgi reikės susikoduoti ir turėtų nebemesti šito pranešimo. Ką senai be buvo 2.11 E500, jungiasi kompą, yra keli darbai. Tai išprogramuosim antras lambdas ir reikės padaryti agility režimą ir blogai rodo kūro kažkodėl. Tai irgi pasižiūrėsim, kame čionais replės. Tai tokie vat darbeliai. Jau buvo išprogramuoti lambdų zondai antriniai ir, kaip matom, yra pavarų dėžės režimai S, W, A ir M. Tai dasidėjo du režimai, agility ir manual. Agility režimas šiek tiek aštriau jungia pavaras, šiek tiek tiksliau ir greičiau. O M režimas galima su pavarų svirtelė perjunginėti pavaras arba jeigu yra lopetėlės, tai su lopetėlė. M režimą daug kas maišo iš tikrųjų su ant drive'o pastumint svirtelę į pavaros ribojimo režimą. Tai ten jūs nejunginėjate patys pavarų, jūs tik tai limituojate iki kurios pavaros jungsis pavarų dėžė. O manual režimas, jisai jungia pavaras tada, kada jūs norit. Na, pagal žemėlapius priklausomai. Jeigu sūkiai netitinka, tai jūs pavaros ir neperrinksit. Tai vat, tokie dalykai su 2.11. Dar yra problema pas jį su kūro parodymais. Parodo, kad per daug yra kūro bake. Tai pagal viską pasižiūrėjau, kad kūro bake vieną plūdę rodo kitaip negu sekanti, tai reiškia, kad problema yra plūdėje, nes buvo keistas kūro siurblys ir greičiausiai plūdės kojelę palenkė ir jinai blogai rodė. Tai vat, tokie darbai su 2.11, judam toliau. Grįžtu su 2.12 po pavarų dėžės adaptacijos. Adaptacija praėjo labai sklandžiai, viskas tvarkoja, pavaras jungia gražiai. Bet šitam automobiliui buvo dar vienas niuansas. Tai žmogus jį paliko vakar iš vakaro ir šiandien iš ryto man reikėjo pasitikrinti sekantį dalyką. Tai automobilis užsikūrus iš ryto, kaip pats klientas pasakė, tai purtosi. Na, aš tą purtimąsi įsivaizduoju visą laiką kaip netolygų variklio darbą ir panašiai. Iš ryto, užsikūręs automobilį, pastebėjau, kad automobilis užsikūrė viskas tvarkingai, gražiai, bet vibruoja. Tai ne tai, kad purtosi, o vibruoja būtent. Tai šitą sąlygoje tiesiog susėdusios variklio pagalvės. Sušilus automobilis elgiasi visai adekvačiai, kadangi sušyla ir alyva esanti variklio pagalvėse, šiek tiek pakyla ir nebepersidoda ta vibracija į kėblą. Tai vat, kartais tokie paprasti komunikavimo dalykai veda prie kitų
minčių, negu yra iš tikrųjų, tai šitam automobilė yra taip. Kartais žmonėm kyla klausimų, kodėl, tarkim, viena ar kita paslauga kainuoja brangiau negu, tarkim, naujesniem automobiliam. Tarkim, čianais turim C klasės Mercedeso 203 iki faceliftinį spidometrą ir jam reikia nunulinti ridą, kad galėtume pririšti prie automobilio. Automobiliui greičiausiai buvo arba spina keista, arba dar ten kažkas, arba pats skidelis ir nerodo ridos. Tai šitam skideliui, kad ridą atsukti iki 0 km ir galima būtų pririšti prie automobilio, kad rodytų tikrą ridą, reikia visą skidelį išardyti ir prieiti prie vieno mikročipo. Jį išlituoti, perprogramuoti, atgal įlituoti ir vėl surinkti skidelį. Tai visas tas dalykas užima laiko, kad gražiai išardyti skidelį, užima tikrai laiko, po to jį išlituoti, vėl įlituoti, perprogramavus. Tai visa tai praktiškai skaičiuojama valandinių darbų. Tai tokie dalykai, kurie užima nemažai laiko ir visada bus brangiau padaryti. Netgi jeigu tas automobilis, tarkim, yra senas ir procentaliai atlikto darbo kaina bus pagal automobilio kainą pakankamai didelė. Tai yra kaip yra. Tai šitam skideliui jau atsukau ridą iki 0 km, jį surinkinėjau ir eisim pririšinėti į automobilį. Na ir pajungus ant stalo skidelį, pasižiūrim, ar padėjo ridos sukimas, ar tikrai 0 km. Jo, dabar matom brūkšnelius, nunulinsim iki 0, išjungiam degimą. Pirmą kartą nepavyko jungti teisingai, tai dabar pajungiam. Jo, matom 0 km buvo. Tai galim neštis į automobilį ir pririšinėti. Ok, turim 203 spidelį jau automobilyje. Turim baisiai didelę saulę ir minus 40 laipsnių pagal spidelį. Principas toks, kad dabar pririšinėsim skidelį prie automobilio ir turėtų viskas pagal idėją pavykti. Jo, matom ridą. 335 000 atsirado ir kompiuteris baiginėja programavimą. Viskas turėtų būti tvarkoje. Automobilis nepraėjo tech apžiūros dėl to, kad nerodė ridos. Dabar visą šitą ištaisim ir gali automobilis keliauti į tech apžiūrą. Taip, įsivariau EQP į garažą, naujinsim žemėlapius, V24 šių metų žemėlapių versiją. Ir kol naujinsis, keisim duryse, tiksliau veidrodėlyje, GPS anteną. GPS antena, kaip ir dažniausia būna, tai trunka korpusas jos ir gauna vandens. Tai nieko naujo, iš esmės pakeisim anteną ir naujinsim žemėlapius. Ir viskas turėtų užveikti. Jo, krūva reikalų čia iš tikrųjų su ta GPS antena. Klausykit, o tą lizdą galėtumėt pakeisti anteną iki šiemą tada? Tvarkuoju to jau pat. Prasivesti ją kaip ir turiu aš būdą, bet senos kabelis buvo nutrūkęs. Nežinau, gal per avariją ar dar kažkas tai. Tai teko įgyvendinti va tokį dalyką. Radau kažkokį plastikinį vamzdelį, panašu, kad nuo pneumatikos galbūt, tai prasivedžiau jį pro veidrodėlį, tiesiai pro durelės ir turim jį jau salone. Kabelį pasijungsiu prie seno GPS laido, kuris eina nuo magnetolos ir turėtų viskas veikti. Viskas, turim jau navigaciją, GPS antena veikia, naujausi žemėlapiai šių metų. Dabar jungsiuosi ir darysim žibintus, nes čia sudėti po dužimo angliški žibintai, tai reikės sulyginti į europinį spindulį.
Nice. Taip, lėkiu su 2.12, 3 litrai dizelis. Kas įdomu, kad jisai yra iš Amerikos. Amerikai nėra daug tokių iš tikrųjų variantų, bet tokį šiandien aš turiu pas save. Važiuoju dabar darytis adaptacijos. Jau esu padaręs antrą raktą automobiliui. Pirmo rakto pakeičiau korpusą. Buvo problemos su to, kad ne visada nuskaito raktą, tai dar padarėm ir antrą raktą papildomai ir manau, kad viskas turėtų būti su tuo tvarkoje. Dabar važiuosiu darytis adaptaciją pavarų dėžiai. Pirmos 3 pavaros jungiant aukštyn šiek tiek persigazuoja automobilis, tai reikėtų pasidaryti pradžiai adaptaciją ir žiūrėti, ar čionais yra gilesnė problema ar ne. Dažniausiai bet kokie trūkčiojimai, tampimai, pavarų dėžės, prabuksavimai, diagnostika pradedama dažniausiai nuo adaptacijos. Adaptaciją padarius galime spręsti iš tikrųjų apie dėžės būklę, apie tam tikras reikšmės pavarų dėžėje, kurios lieka po adaptacijos. Galime spręsti vienas arba kitas komponentas nusidėvėjo ar ne. Tai kompas jau prisijungia prie automobilio ir darysim adaptaciją. Kai grįžau, adaptacija tikrai padėjo, tikrai švelniau pavarų dėžė jungia pavaras, bet yra vienas niuansas. Variklio pagalvės žiauriai susėdė ir tikrai labai vibruoja. Netgi galim paklausyti. Tikrai girdisi, kad net daiktadėžėje vibruoja daiktai. Tai tikrai nelabai komfortiška, ypač Mercedes'e sėdint. Tai reikės šitos dar dalykus pasikeisti, o daugiau kaip ir viskas. Raktą padariau, adaptaciją padariau ir suradau, dėl ko sunkiai kūrėsi automobilis. Deja, purkštukai jau yra į pabaigą. Netgi meta avarinį režimą, čeką meta, tai deja reikės lupt purkštukus ir tvarkytis. Turim Amerikoną 205 CKM3 ir turbūt patys suprantat, kad su tokiais posūkiais tech apžiūros nepraeis. Turim jau posūkius europinius žibintus ir juos reikės čia sumontuoti, susitvarkyti su laidynu ir tinkamai suprogramuoti galinį valdymo bloką, kad automobilis suprastų, jog jau yra Europoje ir mirksėti reikia oranžiniai, o ne su stabdžiais. Tai nieko nelaukiam ir kimbam į europinimo darbus. Tik tokios dienos pradžios ir betrūko. Gal papasakosit, kas nutiko? Nu va, dižokas bus iškalęs. Sukrytęs priekis. Nu jo, vakar pilnai pasikėlė automobilis, viskas buvo gerai. Iš ryto ateinu ir jau yra sukrytęs. Kažkur leidžia, grinai jaučiasi, kad pučia, greičiausiai vamsdelis. Na, tikiuosi, kad vamsdelis ir nereikės traukti pagalvės. Šiaip pagalvės priekinės abi naujos šiemet įdėtas, tai neturėtų jos trūkti. Kuo aš čia stoviu, tai atvežiau ML-ą apklijavimui. Sutariau su vyruku, kad apklijuosim ML-ą. Tai kol kas vaizdas toks. Norėčiau dar perklijuoti ir galinį langą, nes yra trūkumų. Tai bagažinėje turiu nemažai detalių. Čia yra apdailos ant arkų ir turiu gumas ant durų, nes senas buvo nuluptas ir jau nebeprilipsi. Taip pat turiu durų apvadų gumas ir turiu dar stoglangio gumas. Tai visus šitos dalykus reikės pakeisti klijuojant. Tai manau, kad turėtų atšviežėti animalas. Tai ką, vėlyvas vakaras ir jau turim CKM3 su europinta. Vienas niuansas, tai žibintai yra angliški, tai nėra rūko žibintų kairiai pusėje, bet čia jau reikės tiesiog pakeisti žibintą kairį ir viskas bus tvarkoj. Tai
Viskas iš žibintų pusės ir reikės dar susižiūrėti, kodėl neveikia vairo stiprintuvas. 2.11 trinu klaidas, grįžtu po pasivažinėjimo, dariau pavarų dėžės adaptaciją. Pirmos pavaros skausmingai, tai pakankamai jungdavo, o dabar automobilis atsigavo. Tai pirmos pavaros tikrai švelniai jungia, visos kitos irgi. Buvo darytas aptarnavimas dėžės ir, kaip suprantu, po to atsirado šioks toks smūgiavimas. Tai šitas dalykas susitvarkė po adaptacijos. Tai baigiam trinti klaidas ir viskas. Statom automobilį, kviečiam savininką. Taip, toliau dirbu su CKM3. Jau padariau galinius žibintus, kaip rodžiau, ir šiek tiek kankinuosi su priekiniais žibintais. Tai padariau galimybę perjungti žibintų spindulį iš skydelio, tai tiek kairio, tiek dešinio eismo variantą. Bet žibintai yra statiniai ir jie nekeičia spindulio. Tai dėja žibintus reikės keisti į europinius ir su to nieko nepadarysiu. Dėl vairo stiprintuvo. Prie vairo stiprintuvo nėra galimybės prisijungti. Pats vairo stiprintuvo laidynas, viskas yra tvarkoj, 12 V ateina, kan laidai yra geri, tvarkingi. Panašu, kad tiesiog pats varikliukas yra ir valdymo blokas nukepęs ir dėja neveikia. Tai reikės irgi pasiieškoti kito. Tai tokie reikalai. Jau esu irgi lyg ir rodžiau, kad atnaujinęs navigaciją į europinę ir dar pakeičiau radio stočių dažnių priėmimą iš USA į Europą. Taip pat matom, yra kilometrai, laipsniai mums įprasti ir nebedega airbagų klaidos. Tai visus šitos dalykus sutvarkiau. Didžioji dalis darbų padaryta yra. Tai liko tik tai porą tokių niuansų susitvarkyti su žibintais ir su vairo stiprintuvu. Turiu čionais 204, kuriam buvo atlikta spidometro transplantacija. Iš va tokio seno į naują faceliftinį. Viską pririšau, rida yra, kūro parodymai yra, viskas veikia kaip priklauso. Pat dažnai klausia, iš tikrųjų problema būna iš Vokietijos, jeigu atvažiuoja 204 ir žmonės negali pakeisti kalbos. Būna dažniausiai vokiečių kalba arba, kad ir iš kitos šalies ir be DVD kompakto neleidžia pakeisti kalbos. Tai jokios problemos, galiu pakeisti ir be DVD kompaktų kalbą. Turim tipinį atvejį, kai automobilis yra gerokai daugiau nuvažiavęs negu ant skydelio. Reali šito automobilio rida yra 650 000 plius. Paskutinė regeneracija automobiliui DPF buvo panašiai prie tokios ridos. O skydeliai yra tokia rida. Dega čekas ir gerai įsižiūrėjus pulsuoja apsukos. Apsukos pulsuoja, kaip matom, dėl purkštukų. Yra netolygios korekcijos purkštukų gerokai. Tai dėja reikės purkštukus out ir juos reikės tikrintis ir žiūrėti, kuris blogas, kuris geras, o gal netgi ir visi blogi. Tai dėja liūdnos žinios. Viskas su CKM3 darbai baigti. Iš mano pusės kol kas dėja nepavyko padaryti vairo stiprintuvo, kadangi yra su ESP blokų problemos.
Laidus pasitikrinu, viskas ateina, elektra ateina, valdymo signalai ateina, bet dėja nevaldo vairo stiprintuvo ir meta klaidą. Galinius žibintus esu jau padaręs, viskas veikia, mirksi, dega tvarkingai, su galu viskas tvarkoj. Esu dar su europinės radio dažnius. Radio dažniai yra europiniai, žemėlapiai irgi europiniai. Tai vat, skidelė, kol kas tik tai tokias klaidas dega. Priekiniai radarai atjungti ir vairo stiprintuvo klaida. Prieš tai buvo krūva airbago klaidų ir įvairiausių pranešimų. Tai juos pašalinam, viskas yra tvarkoj, automobilis praktiškai paruoštas atidavimui. Lekiu, pastatau ir judu prie kito. Keletą metų žmogus vargo su GL problema, tai nedegė šitas dienos šviesos žibintas. Sutvarkiau visą šitą dalyką ir dar tuo pačiu pridėjau pagal prašymą, kad degtų gabaritai kartu su dienos šviesos žibintais. Tai toks visai gražus derinys. Ką, turim 2.11, 3.20 dizelis, 105 kW ir noriu parodyti, kaip atrodo pusliai pabaiga. Pradedam važiuoti, smarkiai sukabino. Короче, липau į parodą ant trečio передачo, kažko nekanalina. Puslė. Atvažiuojam ir po biškį pradeda apsukas pulsuoti ir po biškį automobilį tampa. Jo, matot, šakinėja apsukas ir labai tampa automobilį. Tai reikės tvarkytis puslę. Puslė jau yra į pabaigą. Ką šitam automobiliu padariau, tai išprogramavau EGR ir įrašiau Agility režimą. Na, aišku, čia tokie, sakykime, nelabai daug padės automobilio būkliai šitie dalykai, bet taip prašė klientas, tai padariau, ką reikėjo ir lėkiu atgal, statau automobilį. Atvažiuoja pas mane dažnai žmonės ir klausia, ką galima būtų pasidaryti automobiliui. Tai pavyzdžiui, šitai C klasiai esu padaręs tokią modifikaciją, tai gabaritai kartu su dienos šviesos žibintais. Taip pat yra padarytas kuro likutis litrais bake. Taip pat matom yra Agility režimas, A raidelė, pavarų dėžiai, AMG meniu. Ir taip pat padarytas gazo reakcijos korekcija. Šitai mašinai dar dariau pavarų dėžės adaptaciją. Tai vat, tokie dalykai visokie. Galima dar navigaciją atnaujinti, bet žmogui nereikėjo, kadangi nenaudoja. Tai iš esmės kiekvienam automobiliui yra kartais netgi personalizuoti variantai, ką galima padaryti. Tai tiesiog dažniausiai reikia žiūrėti pagal jūsų automobilio galimybės. Kol darau diagnostiką CLS-ui, nepamirškim pasižiūrėti praeitos savaitės konkursą, kurį buvau uždavęs, ir teisingą atsakymą į tai, kokia yra tikra GLS-o rida. Tikras atsakymas, kokia yra rida šito GLS-o, 2323 km. Tai teisingą atsakymą atspėjo dėja ne Sanė, nes jisai yra redagavęs savo pranešimą. O pirmas teisingas neredaguotas atsakymas yra Ugniau, parašyk man asmeninę žinutę į Facebooką arba elektroniniu paštu. Visus kontaktus rasi video aprašyme ir sutarsim dėl tavo prizo atsiėmimo. O dabar turbūt daug kas nežinojo, bet atsidarė mbguru.lt puslapis.
Kol kas tenais nėra labai daug informacijos, čia galite pasižiūrėti, ką aš veikiu, čia galite pasižiūrėti straipsnius, kokius esu rašęs ir patogiau susisiekti su manim. Paspaudę čia nais, užpildę laukelius, galite atsiųsti man elektroniniu paštu žinutę ir atsakysiu jūsų klausimus. Tai vat toks puslapis, jisai vis atsinaujins kas kažkiek tai laiko. Bus vis naujos informacijos, tai prašom, užsukit, pasidarykit.